Aina savo, pažiūrėkit, kiek sniego ir dar toliau sninga. Žinau, kad nieko nenustebinsiu su sniegu, nes visur ta pati situacija, kiek matau. Bet Danijoje šiaip yra gan retas reiškinys pamatyti tiek daug sniego. Praeitais metais, man atrodo, nei vienos dienos neturėjom tokios. Tai labas rytas. Sveikinuosi su jumis iš naujo vlogo. Nusprendžiau filmuoti vlogą šiandien, nors man šiaip labiau prie širdies galbūt yra makiažo video. Bet kadangi senai nesimatėm ir praeitą kartą buvau labiau susikoncentravus šnekėti apie makiažą, tai nusprendžiau, kad atėjo laikas nufilmuoti vlogą. Plus dar tas, kad išvažiuoju po savaitės į Lietuvą ir nefilmuosiu vlogų dėl tos priežasties. Lietuvoje labai noriu praleisti laiką su šeima, plus bus labai daug darbo, kadangi važiuoju visam mėnesiui ir aš šiaip labai daug keliauju, tiesiog pasakiau vadovam, kad aš atliksiu kai kurios darbus ir už juos, vien tam, kad atpirkti tą faktą, kad manęs nebus visą mėnesį Danijoje. Tai dabar manau, kad einu... O, Jėzus Marija, kiek jis verkia. Čia su kuo aš gyvenu kiekvieną dieną. Čia, taip žinokit, prasideda tokie rėksmai nuo maždaug 4 ryto. Tai einu dabar, manau, kad išsimaudysiu ir tada noriu žiauriai kavos. Nu, pasipasakok. Žodžiu, čia jau yra rutina, kad jisai geria vandenį tik iš dušo. Dar su juo, aišku, pirmą pažaidžia, va taip va. Ir tada pradeda gerti. Tiesiog lepūnėlis. Dievučiau, koks tu gali būti mielas katiniukas. Išsimaudžiau, galvos neploviau, nes ploviau vakar, bet norėjau parodyti atradusi savo patį mėgstamiausią šampūną. Tai nėra šitas, bet yra irgi iš Amicos, berods violetinis, reikės pasitikrinti. Bet labai ilgai ieškojau šampūno, kuris man patiktų ir pagaliau radau. Ir Anglijoje turiu jį nusipirkus ir čia ir jau dabar beveik išnaudojau. Pikselis viską taip išdaužo, tai va čia reikės irgi tvarkytis. Šiaip mano mėgstamiausias kremas jau keletą metų yra šitas iš Embryolisse. Bet jis baiginėsi. Tai naudoju štai šitus 2 iš Laneige. Šitas yra hialurono serumas, jį va dabar irgi pirmą naudojau. Ir tada štai toks hialurono kremas. Tada pasitepiau su vazelinu, kurio pamečiau dangtuką. Labai patinka šitas vazelinas, aš jį pirkau, man atrodo, Creme de la Creme. Ir dar norėjau parodyti vieną priemonę, kurią naudoju maždaug kartą į savaitę, bet jinai man labai patinka. Tai yra štai toks tonikas. Jį naudoju vakarais ir ant vatos diskelio tiesiog šiek tiek užsipilu ir nusivalau veidą. Jau kai nusivalau visą makiažą, čia kaip paskutinis žingsnis prieš veido kremą. Žinokit, nuvalo labai gerai visą negyvą odą ir vėliau kitą dieną labai gražiai tepasi makiažas, būna labai skaisti lygi oda ir padeda su spuogais, bet jo negalima tepti, jeigu, pavyzdžiui, yra atvira žaizda nuo spuogo ar kažkas panašaus. Kadangi Caitlin Lies nelabai daug kelia video, tai žiūriu Alana Davison. Čia jau mano 2 youtuberės mėgstamiausios nežinau kiek metų ir tai nesikeičia. Tai įkėlė vlogą, žiūriu vlogą, semiuosi šiek tiek įkvėpimo. Jo, dar šiek tiek, manau, padirbsiu. Noriu šiek tiek pasidažyti, kadangi filmuoju vlogą, tai labai greitai pasidarysiu paprastą dieninį makiažą ir dar parodysiu keletą produktų, kuriuos pirkau Anglijoje dabar, kai buvau paskutinį kartą. Daug nepirkau, bet keletą produktų. Tai turiu štai tokį dalyką, kur galiu maišyti pudrą ir kadangi neturiu pudros, kuri man tinka su spalva, nes ta Narso pudra, kur jinai yra, štai šita, kurią aš nesenai pirkau, yra labai per tamsi, tai šį kartą labai nepataikiau, o šita iš Make Up For Ever yra per šviesi, tai aš jos užsitepsiu šiek tiek, pamaišysiu biškį su ta tamsesne. Dabar su pirštu pamaišysiu ir jaučiu, kad čia bus dar biškį man jinai per tamsi. Gal ne? Šiaip ta Nars pudra net nežinau, ar man patinka, nes aš jos vienos negaliu naudoti, turiu maišyti. Tai taip ir neišsiaiškinau, kokia mano nuomonė yra apie ją. Tai labai gaila iš tikrųjų, kad labai per tamsą nusipirkau.
Vienas dalykas su šitu bronzeriu, kad žinokit, jisai iš tikrųjų nesisklaido taip lengvai, kaip kad aš sakiau praeitam video. Kažkaip kuo daugiau jį naudoju, tuo daugiau pastebiu, kad jisai taip lengvai nesisklaido. Man jisai vis tiek labai patinka ir aš jį dabar vienintelį pagrindę naudoju, bet kažkaip pastebėjau, nežinau kodėl tik tais palaiko, kad tas jo sklaidimasis nėra toks lengvas, bet man dar atrodo, kad priklauso ir nuo to, kokią pudrą aš naudoju. Jeigu pudra, kurią naudoju, yra labai skista, tai kažkaip jisai ir lengviau prasisklaido. Jeigu pudra, kurią naudoju, yra šiek tiek sunkesnė, tai jisai irgi sunkiau sklaidosi. Dabar vienas iš dalykų, kurį nusipirkau, tai aš net nežinau, kad šitas dalykas egzistuoja, tai yra iš Revolution Super Dewy Liquid Blush. Ir pasiėmiau tokią rožinę spalvą, kuri man atrodė labai graži, bent jau iš įpakavimo, tokia baby pink. Nelabai man patinka įpakavimas, kad jisai toks ir reikia tiesiai ant veido, arba žinot ką, šiaip tais turiugi šitą dalyką. Tai aš tą šepetėlį čia taip prasklaidau. O, ką graži spalva. Man atrodo, aš tokios spalvos skaistalų net ir neturiu. Ok, esu patenkinta, labai gerai. Tada pradėjau naudoti kitą maskuoklį, kurį jau turiu ilgą laiką, bet kažkaip buvau jį nustojus kurį laiką naudoti ir man patinka, kaip žinot, karts nuo karto grįžti prie produktų, kurių ilgai nenaudojau. Tai čia yra berods iš Giorgio Armani, štai toks. Ir jos spalva yra šiek tiek tamsesnė nei kad tas, kurį nusipirkau iš Hourglass. Tai dėl to aš jį naudoju. Stengiuosi koncentruotis tik tais grinai po paakiais ir ant voko. Ir dabar pasimsiu štai šitą kempinėlę ir šiek tiek pabeikinsiu. Paėmiau biškį per daug produkto. Va šičia yra labai didelė klaida, kurios nedarykit. Tai kai beikinat, neimkit per daug produkto, nes tada subėgs greičiau. Dabar naudosiu Ilia bronzerį, kurį irgi naudojau praeitam video. Jeigu nematėt, pasižiūrėkit, nes naudojau gan nemažai naujos kosmetikos. Tai žinokit, jau galiu iškart pasakyti, kad su šitu bronzeriu aš turbūt niekada neatsisveikinsiu. Tiek jo spalva, tiek kaip jisai išsisklaido, kaip jis atrodo, kaip jis išsilaiko, man jame viskas labai patinka. Ir galvojau naudot ant viršaus dar skaistalų sausų, bet manau iš tikrųjų, kad net ir nereikia. Greit pasidažysiu antakius. Nemanau, kad jūs norit matyti šitą procesą. Jis yra labai ilgas ir skausmingas. Dabar vienas iš svarbiausių dalykų mano makiaže tai yra pasiryškinti blakstienų liniją. Tiesiog maždaug per pusę akies ir labai nesistengiant, bet iš karto matosi didelis skirtumas. Ir ką dabar padarysiu, kadangi aš taip labai nesistengiant dažiau, pasiimu plokščią šepetėlį, jeigu randu. Va šitą, jisai neturi jokio produkto, nebent kažkokį likutį. Ir tiesiog čia taip prasklaidau viršui. Dabar užsilenksiu blakstienas ir parodysiu kitą produktą, kurį nusipirkau, nes kaip tik jį ir naudosiu. Ir ne, tai nėra tušas, nes manau, jau tušo nereikia, aš myliu savo Sephoros tušą. Nusipirkau purškiklį, nes su purškikliais tai esmė yra tame, kad man patinka šiaip bendrai paėmus tik tais du purškikliai, kurie užfiksuoja makiažą. Tai yra vienas Urban Decay All Nighteris ir kitas iš Charlotte Tilbury. Bet nei vieno neturiu ir abu du yra gan brangus. Tai aš labai mėgstu vis kažkaip karts nuo karto kažkokį nusipirkti, pabandyti ir galbūt rasti pigesnį ir taip pat labai gerą. Tai nusipirkau iš Elf. Kadangi Elf, kaip žinot, man labai patinka, jie turi nuostabią kosmetiką, tai galvoju pabandysiu šitą. Tai čia rašo tiesiog Makeup Mist and Set. Man atrodo, ant pakuotės rašė, kad čia jisai yra matinantis. O aš pagalvojau kažkaip, nors man šiaip matinis makiažas nėra kažkoks svarbiausias dalykas, man patinka, kai jis būna labiau natūralesnis, galbūt šiek tiek švytintis, bet pagalvojau, kad jeigu rašo matinis, tai gali būti, kad jisai yra geriau laikantis. Net išsigąstu pirmą kartą, kai papurškiu, nes atrodo, kažkas mane apspjaudė. Tos merginos, kurios nedažo apatinių blakstienų, tiesiog noriu, kad pasižiūrėtumėte į skirtumą, kaip atrodo su padažyta ir nepadažyta. Žinau, kad kai kuriom tinka galbūt labiau, bet aš kažkaip esu už tą nuomonę, kad jeigu yra nepadažytos apatinės blakstienos, tai makiažas atrodo neišbaigtas. Mano draugas nuolat juokiasi, sako, kai aš esu be makiažo, sako, kur tavo lūpos? Sako, tu jų neturi.
O kai pasidažau lūpas, sako, pagaliau tu su lūpom. Nu, tipo, kad jo nuomonė be lūpdažio, nes mano šiaip lūpas yra labai šviesios, tai jis sako, tu visiškai lūpų neturi. Visą laiką juokiasi ir iš tikrųjų yra tiesa. Ir kaip visada naudosiu Nixo lūpdažį, dabar pasiėmiau Abu Dabį. Jisai yra toks labiau nudinis, grinai toks į rudumą. Ir dabar sugalvojau, kad reikia sutvarkyti šitą situaciją už tai, kad niekada turbūt nerodžiau, ką darau su plaukais, kai mano plaukai neatrodo gerai ir šiandien jie neatrodo gerai. Jie yra jau susirevalavę po vakar, nors vakar ploviau. Tai einam dabar kartu, Dysono pagalba parodysiu, ką darau tokioje situacijoje. Dar tiesą noriu vieną dalyką parodyti. Tai po praeito karto, kai matėmės, turiu, nežinau, kokias tatuiruotės jūs mano matėt ar ne, bet aš šiaip turiu vieną ant sprando, čia yra kregždė, tada turiu vieną ant kojos, yra lėktuvas. Kregždė šiaip man buvo 15 metų, kai aš ją dariausi, tai nežinau, kodėl kregždė, jinai neturi kažkokios ypatingos reikšmės man, bet šiaip kregždė reiškia laisvę, o lėktuvas dėl to, kad aš myliu keliauti ir nuolatos keliauju. Ir tada prasidėjo mano rankos projektas. Tai mano yra idėja užsipildyti visą ranką visokiom mažom minimalistiniam tatuiruotėm. Tai viena pirmųjų tatuiruočių yra P raidė su tulpe. Tai čia yra mano katytei skirta, nes Pincė mirė prieš 3 metus ir man tai buvo skaudžiausias įvykis, vienas skaudžiausių įvykių. Aš tai labai sunkiai išgyvenau ir aš labai norėjau visada turėti ją su savim, nors bet kokiu atveju turėsiu, bet tiesiog labai norėjau pasidaryti tatuiruotę. Tai vat P raidė ir dėl to mano visi gyvūnai yra iš P raidės. Pikselis, Pupa, Pija ir net tėvų princas. Ar aš jį vadinu Pipiru. Tada pasidariau drugelius. Drugeliai šiaip turi tokią gan liūdną reikšmę. Tai yra kelimas prieš save rankos, ėjimas per sunkų psichologinį laikotarpį. Tai gali būti labai daug įvairių reikšmių. Tai būtent dėl to aš pasidariau, kadangi buvo visokių periodų mano gyvenime ir aš juos perėjau ir todėl kažkaip norėjau pasilikti tokį kaip ale prisiminimą, save kartais pastiprinti ir įspirti šikną. Tada pasidariau nesenai, va čia mano naujausių tatuiruočių yra gyvatė. Šiaip ir va dar nusipirkau dekliuką gyvačių. Šiaip niekada nemėgau gyvačių ir jeigu man kažkas pasakytų, kad, ten nežinau, gyvatės tatuiruotė ar gyvatės dekliukas ar ten maikė su gyvatė, man būtų toks, nežinau, nesuprantu to. Bet kai paskaičiau, ką tai reiškia, o gyvatė reiškia, čia turbūt kaip ir savaime aišku, odos keitimą. Tai reiškia maždaug kaip gyvatė išsineria iš odos, tai ta reikšmė tokia ir yra, kad tu nuolat keitiesi, tobulėji, dirbi ties savim, tu tarsi keiti tą odą. Tai vat irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko pasidariau šitą tatuiruotę. Tada čia turiu degtuką degantį, tai kadangi aš esu pati kaip ugnis ir kaip degtukas, aš esu labai emocionalus žmogus ir aš labai greitai užsidegu, bet ir labai greitai užgestu. Tada pasidariau lūpdažį, čia irgi viena yra iš naujesnių tatuiruočių. Tai lūpdažis yra mano hobis, mano aistra, makiažas, filmavimai, dar noriu labai kamerą pasidaryti. Tiesiog, kad visada, kad ir kai būsiu, nežinau, 40 metų, kad ir kaip juokingai šitos tatuiruotės atrodys, gal kažkada jas išsinaikinsiu, nežinau. Bet idėja yra ta, kad tiesiog visada prisiminti savo aistrą ir visada turėti ją su savim. Tada turiu šitą mergaitę, kurios galvoje yra labai daug visokių raizgalinių. Tai šitą tatuiruotę pasidariau dėl to visų pirma, nes jinai man yra labai graži, bet ir dėl to, kad aš esu baisiausia prisigalvojimo meistrė. Aš ant tiek visko prisigalvoju ir pergalvoju ir prigalvoju ir mano galvoj nuolat sukasi 100 milijonų minčių ir tai irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko aš pradėjau terapiją, nes tiesiog jau buvo neįmanoma su savim kartais gyventi. Tai čia yra viena irgi iš tokių kažką reiškiančių tatuiruočių. Ir tada paskutinė, kurią turiu irgi viena iš naujausių, yra čia 111. Šita tatuiruotė kaip ir reiškia turėti, pasikliauti savo gerą nuojautą. Tai aš turiu žiauriai gerą nuojautą, ypatingai kas liečia žmonės. Aš ir dirbu su tuo ir šiaip gyvenime labai dažnai man tai
pasiteisino. Kol kas taip atrodo, jinai tokia neužbaigta ir jokingos tos tatuiruotės, bet man patinka ir kol kas planas yra tik šitą ranką daryti, o vėliau žiūrėsiu, galbūt darysiu ir šitą, bet abejoju, nes jau būtų per daug visokių nesąmonų abiejose rankose. Tai va, einam tvarkyti plaukus. Pradedam su plaukais, dabar jie atrodo štai taip. Padalinu į dvi pusės, tai aš juos išsišukuoju. Tai pirmą prasipurškiu su Batistės. Tada čia. Ir pagrinde naudosiu 2 ploniausius antgalius. Prasiskirsiu gan didelę sruogą ant karščiausio. Palaikiau labai neilgai. Tai dabar biški taip keistai atrodo priekis, nu negražiai. Biški pamažinu karštumą, paimu priekinę sruogą. Ir pirmą, va su šitu antgaliu ją pučiu į priekį. Ir tada atgal. Mano šiaip mėgstamiausias aliejus yra šitas iš Davinės, jisai visiškai neapsunkina plaukų ir, nu tiesiog, labai geras aliejus. Ir dabar man draugė iš Lietuvos parvežė pabandyti štai tokį. Čia turbūt yra mėginukas, gal nežinau. Bet čia yra iš Lenden. Tai nežinau, bet žodžiu, esmė ta, kad jisai irgi visiškai nesurievaluoja plaukų. Aš biškį užsipilsiu ant rankos, labai ne per daug. Ir dabar tiesiog pereisiu per visur išskyrus grifką. Nu, šiek tiek galiukus. Nu va, ir su šukom nešukuoju, tik tais su pirštais ir plaukai atrodo taip. Aišku, čia man grifkos buvo galima ir net netvarkyti, už tai, kad aš vis tiek turbūt būsiu taip. Nu, dabar pabūsiu keletą minučių, bet šiaip mane labai plaukai arzina, kai lenda į veidą. Tai aš labai dažnai juos tiesiog užsikišu. Ir va taip atrodo paprastai plaukai. Aišku, jie ilgai nesilaikys, nes aš ploviau galvą vakar. Tai geriausia yra juos garbanot, kai jie dar yra šiek tiek drėgnoki. Bet štai taip atrodo. Pikselis, man atrodo, net nėra matęs tiek daug sniego, nes praeitus metus, man atrodo, buvo labai nedaug ir mes buvom išėję pasivaikščioti, bet kad tiek būtų sniego ir jisai eitų į lauką, tai nėra buvę. Tai labai įdomu, kaip jisai reaguos, jau nustojo snigti, tai tas yra gerai. Jo. Įbėgo, slydo, pamatė, kad kažkas neaiškaus ir atbėgo čia. Ką čia valgai? Eik, Piksiu, eik. Eik, eik. Taigi nori eiti lauką, taip? Nenori jis eiti į tą sniegą, man atrodo, reikia išnešti. Nežino, ką daryti. Koks juokingas. Piksiu, nu. Oi, negaliu, pasimetimas. Kas čia, Piksiu, yra? Ką? Kas čia sniegas? Nu, eini į pusnį. O, visas veidas pilnas sniego. Jisai bando slėptis. Lipsi per sienas. Ką čia darai? Piksiu, ką čia darai? Tai ten vienintelis praėjimas. Nu, mes vis dar kovojam čia, kaip nueit. Vėl eisi ten. Namo nori. O Jėzus dar taip nėra buvę. Namo nori vaikas. Šalta. Nu, dar pabandžiau išnešti biškį, kad įsitikintų, kad jam nepatinka sniegas. Nu, jeigu jau dabar eisi namo, tai ir eisim namo tada. Nu, toks juokingas. Kaip atsargiai eina. Šonais, kad tik mažiau sniego. Namo nori vaikas.
Gerai, einu į parduotuvę. Pikseliui lauke nelabai patiko. Yra labai keista, nes dažniausiai aš jo nepartempiu namo ir jis vėliau labai ilgai verkia, nes nori dar. Ir su juo ten kokiam 10 ar 15 minučių neišeisi. Šiaip dar vienas toks dalykas, kad sakiau, kad po savaitės važiuoju į Lietuvą. Važiuojam kartu su Pikseliu. Kadangi aš praleisiu visą mėnesį Lietuvoj, nenoriu kažkam užkrauti Pikselio per šventes, net ir turbūt nebūtų kam, tai imu jį kartu. Tai mūsų laukia labai ilga ir įdomi kelionė. Važiuosim su mikriuku. Aš Pikseliu jau nupirkau raminamųjų, nes jisai labai bijo važiuoti su mašina, jam labai nepatinka, tai kad jis tiesiog būtų šiek tiek ramesnis. Tai kažkurią čia dieną jau pabandžiau, nes man sakė veterinarė pabandyti, kad pasižiūrėti, ar dozę reikia mažinti, ar didinti ir taip toliau. Visas mieguistas, eina, krenta, eina, atsitrenkia kažkur. Nu, toks labai juokingas. Kai šiaip katinas yra su tiek daug gyvybės, tai dabar buvo toks labai jau aprimęs. Tai iš tikrųjų labai pergyvenu dėl kelionės. Turbūt, kai šitą video kelsiu, manau, jau būsiu Lietuvoj. Nes šiaip tais, jeigu jisai tik įsėda į mašiną, vat, pavyzdžiui, kai važiavam pas veterinarą, nes jam reikėjo vakcinos, tai kiek mums truko ten nuvažiuoti, gal koks, nežinau, 10 minučių, 15. Tai toks klikimas, toks rėkimas, kad atrodo mes jį mušam. Nu, jisai šiaip yra toks labai kalbus katinas. Jis visada pasakys, kai kažkas yra negerai. Tai aš įsivaizduoju, jeigu mes važiuosim 24 valandas maždaug į Lietuvą, tai jeigu jisai tiesiog va taip va būtų įsodintas, tai nemanau, kad mes nuvažiuotume, mes visi išprotėtume. Net pamenu, kai mum Pikselį atvežė iš Lietuvos, nes mes jį pirkom Lietuvoj. Tas vairuotojas sako, viskas, sako, bengalų daugiau gyvenime nevešiu, nes jam sakė tiek iškvaršino galvą. Tai einu iki parduotuvės, nusprendžiau daryti risotą, kai buvau Londone, va dabar paskutinį kartą. Mes su Semu darėm tokią kaip jūros gėrybių risoto. Tai gavosi taip skaniai apskritai. Semas taip nežmoniškai gerai daro valgyti, kad aš jaučiuosi kaip mažas vaikas, kuris moka tik koldūnų išsiverti. Nes šiaip aš valgyti moku, daryti visą kitą, bet kaip jisai daro, tai čia yra kitas lygis. Noriu dabar padaryti ne tokį, bet paprastesnę versiją. Nu va, grįžau namo ir mano plaukai praktiškai yra išsileidę. Tai va, ką nusipirkau, nedaug ką, svogūnai, nes man atrodo jau mano jau reikiamas lauk. Risoto ryžių, krevečių, sūrio, parmezano, pieno, grybų ir sūrelių tokių. Ir vyno gaminimui, pačiu pigiausiu. Tai va, tai dabar ką noriu padaryti, tai susitvarkyti, nes nežinau kodėl, bet man labai nepatinka daryti valgyti, kai yra netvarkinga. Nors vis tiek žinau, kad po gaminimo būna nešvaru, bet kažkaip, nežinau, man nepatinka gaminti, kai yra labai netvarkinga namie, o namie yra baisiai netvarkinga, nes aš grįžus iš Anglijos dar nieko nesitvarkiau. Tai dabar einu susitvarkyti ir tada pradėsiu daryti risoto. Tai susidėjau vėl nuotraukas ant spintos, nes man labai patinka, bet Pikselis jas visą laiką numeta ir vėliau pakiša po spintą. Tai tiesiog norėjau parodyti keletą nuotraukų. Čia yra mano draugės piešiniai, čia mes su Aurėja. Čia yra Madeiros kelionė, kuri buvo tiesiog pasakiška. Tada čia Samas, čia dvynys brolis Tomas. Čia mes su Arūne Londone. Ir tada mano pincė, apie kurią aš šnekėjau video pradžioj. Mes su Semu prieš keletą mėnesių buvom Kopenhagoj ir darėm dizainą padelių. Tai manasis gavosi toks spuoguotas, bet labai miela, labai
keistą rankiną padariau. Labai fainas, tik tais jisai man šiek tiek yra per mažas, kad aš iš jo gerčiau. Bet fainas. Samo tai iš viso labai gražus, bet aš jau jam nuvežiau į Angliją. Jisai tai ten super pasidarbavo. Stebiu mūsų merginą, nes pupa iš tikrųjų yra kažkas labai negerai. Matot vieną akytę. Pas ją burnoje yra kažkoks kuzas ir jinai nelabai valgo, nelabai geria, tai vadedu šlapio. Ir matot, kaip jinai sunkiai eina. Vienu žodžiu, nežinom, kas yra, bet gali būti, kad yra auglys arba infekcija kažkokia, uždegimas. Tai arba bus negeri reikalai, arba viskas lengvai pagydoma, bet jinai jau yra sena, jau jai yra 3,5 metų ir ežiukui šiaip čia yra labai didelis amžius. Dažniausiai ežiukai gyvena maždaug iki 2 ar 3 metų, aišku priklauso nuo situacijos, kiti ir 5 pragyvena, bet jau 5 metai yra baisiai daug iš tikrųjų. Tai mes rytoj važiuojam pas veterinarą, aš stengiuosi apie tai daug negalvoti, bet pažiūrėkit, jai jau yra sudėtinga iš tikrųjų ir vaikščioti ir visa kita, bet geros žinios tos, kad vakar bandė ratuku bėgti, tai labai apsidžiaugiau. Tai žiūrėsim, kas bus rytoj, bet tokie reikalai su mergina. Vėliau dar šiek tiek paimsiu ją ir galėsim pašnekėti apie tai. Piksiau, pakeičiant temą, uždėjau Pikseliui džentelmenišką ant kakliuką. Pažiūrėkit, kaip jisai sulaužė savo tualetą. Kažkada gulėjau lovoj ir girdžiu tokį didelį, atrodo kaip kritimą kokį, nežinau. Tai vienu žodžiu išsiaiškinau, kad jisai buvo ant viršaus ten ir turbūt bandė šokti čia ir tada krito ir šitaip sugebėjo sulaužyti savo tualetą. Tai aš jau susipjausčiau pievagrybius ir svogūnus, tai pasirašiau vyną, risoto, prieskonių man reikės tik tais druskos ir pipirų ir sūrį. Ir praktiškai viskas. Dabar pradėsim gaminti. Tai dabar supilsiu sūrį. Matau, kad problema yra tik tais tame, kad čia yra ne parmezanas, jaučiu iš kvapo. Kažkodėl pamaniau, kad parmezanas, nieko neperskaičiau. Vienu žodžiu, viskas gerai. Pilsiu dar vieną. Ir parašiau Danieliui, kad atvažiuotų pavalgyti. Tai atvažiuosiu už 10 minučių ir pabūsim dar kartu su pupa, nes neaišku, kaip rytoj jis baigsis. Tai pašnekėjom su Danieliu, pavalgėm, šiaip labai skaniai gavosi tikrai ir labai, kaip matėt, greitai paruošti, tai siūlau pamėginti ir jums. Danielis irgi sakė, kad labai skanu. Pašnekėjom šiek tiek dėl pupos, kad ir kas bebūtų, jeigu situacija yra bloga, tai nenorim, kad jinai kankintųsi, bet žiūrėsim rytoj. Nelabai norėjom prisigalvot kažko, šiek tiek pabuvom su jie ir jisai išvažiavo ir aš dabar noriu piešti. Tai visų pirma, čia yra mano dirbtuvių stalas. Tai turiu visus dažus, teptukus, vandens. Čia plėvelę užsiklijuoju tam, kad nereikėtų vėliau plauti lėkštės. Čia maišau spalvas ir noriu piešti šitą antį. Man labai jinai graži. Tik nemanau, kad man gausis, bet pabandysiu. Ir tada norėjau parodyti savo piešinių sieną. Tai jau šiaip esat, man atrodo, visus mano piešinius matę. Bet šitas yra gan naujas ir man atrodo, kad man jis labiausiai pasisekė. Apart ant to balto kažkokio klecko, bet labai dangus gražiai gausi. Žodžiu, esu labai patenkinta šitų piešinių, man jis labai patiko. Ir turėjau vieną piešinį, seną tokį, ir tiesiog jį uždažiau juodais dažais. Už tai, kad man nepatiko ir aš noriu jį perpiešti. Tai pabandysiu piešti tą antį ir žiūrėsim, kas gausi. Gerai, tai nusipiešiau kontūrus, nežinau, ar jums kažkas matosi. Ir pasimaišiau šiek tiek baltos, pilkšvos spalvos, pamaišiau baltą su juoda biškį ir baltą su juoda ir geltona. Tai padariau tokius panašius, bent jau man atrodo, atspalvius. Man šiaip toks piešimas yra visiška meditacija. Tai ypatingai šiuo metu man labai
gerai dabar tai daryti. Nes pupai viskas buvo gerai. Ilgą laiką jinai buvo veikli, lakstydavo ant ratuko, valgydavo, viskas buvo gerai. Ir kai aš buvau Londone, man Danielis parašė, kad sako, pupai yra kažkas negerai. O mes su Danieliu pupą dabar dalinamės kurį laiką. Jinai pabūna pas mane ir pabūna pas jį. Tai kai jinai pas mane buvo prieš man išvažiuojant į Angliją, viskas buvo jai labai gerai. Jinai ir lakstė ant ratuko daug ir visa kita. Ir kai pas Danielį buvo irgi daug lakstė ant ratuko, nebuvo jokių problemų, bet tada vieną dieną tiesiog kažkas pasikeitė ir Danielis sako, jinai sako, labai keistai elgėsi, sako, jinai nelabai valgo ir jisai man siuntė video ir jinai tikrai labai keistai atrodė, nes jinai taip iškišdavo liežuvį ir kažkaip ten makaluodavo su tuo liežuviu, nu taip labai kažkaip įdomiai. Ir kai aš grįžau iš Anglijos, mes susitikom berods tą pačią dieną ir pasiėmiau pupą, bet prieš tai ją apžiūrėjau ir pamačiau, kad jos burnoj yra auglys. Danielis šito nepamatė. Aišku, aš nežinau, ar ten tiksliai yra auglys, tai galbūt negaliu taip sakyti. Bet man tikrai atrodo, kad ten auglys. Žodžiu, pamatėm, parašėm veisėjai. Ir veisėja tiesiog sakė, sako, gali būti auglys, bet gali būti ir tiesiog uždegimas, kurį bus labai lengva sutvarkyti antibiotikais. Tai kadangi Danielis su draugė išvažiavo į Portugaliją kitą dieną berods, tai aš negalėjau viena pupas vežti pas veterinarą, už tai, kad veterinaras egzotinis yra mieste, kuris yra labai nuo mūsų toli. Ir aš viena tikrai nerizikuočiau egzotinio gyvūno per tokius šalčius ir sniegą ir taip toliau vežti pas veterinarą. Tai mes nusprendėm, kad teks palaukti. Bet kokiu atveju nebūčiau vizito turbūt taip vėlai susiorganizavus, nes jau ir kai skambinau po kelių dienų, sakė, kad yra labai užimta. Tai galiausiai pavyko susitarti. Ir susitariau dabar pirmadieniui, 8 jau ryto ten. Tai reikės labai anksti keltis, dėl to nenoriu labai nueiti vėlai miegoti. Štai, kad reikia pailsėti, nes rytoj bus bet kokiu atveju sunki diena, kad ir kas bebūtų. Yra labai daug nervų ir streso ir baimės, kai gyvūnas eina pas veterinarą, nes niekada negali žinoti, o dar ypatingai po pincės yra labai labai baisu. Tokia situacija, esmė ta, kad jinai, čia kaip visą laiką būna tiek su gyvūnais, tiek su žmonėm. Vieną dieną gali būti labai aktyvus, lakstyti, bėgioti, valgyti ir taip toliau. O kitą dieną atrodo, kur dingo ta visa energija, jos nebėra. Mes pašnekėjom su mano psichologė čia kažkurią dieną, kai turėjau sesiją. Ir jinai man sakė, kad jinai nėra užtikrinta už tai, kad aišku reikia turbūt daugiau šnekėti, daugiau kalbėti ir daugiau analizuoti. Bet iš to, ką aš esu iš gyvenimo pasakojus ir šiaip pasakoju, kas įvyksta ir taip toliau, tai jinai sakė, kad apie sunkius ar trauminius dalykus aš šneku taip, tarsi man tai nieko nereikštų ir tarsi aš nebūčiau ten labai liūdna ar kažkokia. Ką aš iš tikrųjų pati pastebėjau, bet kažkaip niekada galbūt apie tai nepagalvodavau taip normaliai. Tai jinai man sakė, taip gali būti dėl to, kad, žinot, kai būna žmonės tarsi bando save apsaugoti ir, sakykime, pamiršta kai kurius dalykus. Arba kaip pavyzdys, neišgyvena to skausmo už tai, kad jų organizmas juos bando apsaugoti ir nustumia visą tą skausmą toli, kad jiem nebūtų taip blogai kaip pavyzdys. Tai jinai man sakė, kad gali būti man kažkas panašaus. Tiesiog esmė tame, kad kartais aš palūžtu ir kai palūžtu, tada viskas ateina, nes šiaip tai naktim labai sunkiai miegu, nuolatos tikrinu, ar jinai gyva, nuolatos tikrinu, kas vyksta, už tai, kad jinai nelabai juda ir visą laiką yra baimė, einu tikrinti, ar jai ne per šalta, ar ne per karšta ir taip toliau. Tai nėra taip, kad aš visiškai nuo to bėgu, tiesiog emociškai aš kažkaip neišgyvenu tų emocijų. Iš dalies manau, kad tai yra gerai, bet iš kitos pusės net nežinau, nes vis tiek tos emocijos kažkur kaupėsi, kažkur jos yra. Mano dirbtuvės baigėsi. Štai kaip atrodo stalas. Ir mano piešinys. Visai man patinka, tik tais rūkalai tie labai keistai atrodo. Šiaip aš labai jį greitai nupiešiau, tai pagal tai, sakyčiau, visai nieko. Dabar biškį praleisiu laiko su mergina savo. Taip atrodo. Šitą kitą užsimerkus ir taip vis prasižioja ar kiša liežuviuką. Pas ją ten yra burnoj guzas didelis.
Ir labai keistas kvapas iš jos sklinda. Labai netradiciškas kvapas. Dievučių, kaip jai nepatogu. Aš nežinau, jai skauda, bet žiūrėkit ir galvytę kaip palenkus. Dievučių. Mažulytė mano. Yra labai sunku žiūrėti savo gyvūniuką taip kenčiant. Jeigu jai neskauda, tai tikrai yra nemalonu. Tu esi maža pupa. Va, ir atsirado mano emocijos. Šiek tiek pagulėjom su pupa, bet jinai net nenorėjo, kad aš ją liesčiau. Įsivaizdavau, kad atsisveikinu su ja, nes nežinau, kas rytoj bus. Jo, labai šliūkštas jausmas yra. Pakeičiant temą, manau, kad eisiu, nusivalysiu makiažą, atsigulsiu į lovą ir galbūt paskaitysiu dar šiek tiek knygą, kad nurimti ir eisiu miegoti, nes rytoj reikia 5 ryto keltis. Kaip ir viskas. Atleiskit, aš tokia biški pasimetus esu ir keistai jaučiuosi, mintis visai kitur ir iš tikrųjų tai mintis yra visur šiuo metu. Nes atrodo stengiuosi negalvot, bet ką tik verkiau ir negali negalvot, bet neišeina negalvot, vienu žodžiu. Jo, esmė tame, kad noriu vis tiek šitą video pabaigti su gera nata. Tikiuosi iš tikrųjų, kad įdomus vlogas buvo. Nežinau, ar papasakau tiek, kiek norėjau. Kažkaip jaučiuosi labai neorganizuota šiandien, bet pasidariau kaip ir viską, ką norėjau. Tai palinkėkit sėkmės. Nors jau šitą video matysit kurį laiką po, bet vis tiek. Gerai, tai manau, kad eisiu praustis, skaityti ir miegoti, nes šiaip jau yra vidurnaktis, tai jau turbūt net skaityti ir nereikėtų, nežinau, žiūrėsiu, jau po vidurnakčio. Tikiuosi, kad patiko šitas vlogas, atleiskit už šiek tiek tokį negatyvą vlogo vidury ir gale, bet toks gyvenimas ir taip jau kartais būna ir susitiksime kitame mano video. Čiau.